Šitas darbas yra iliustracija, o gal galim pasakyti ir demonstracija vieno Mikaelio Ivankovo teksto, kuriame jis kalba apie žmogaus geometriją. Visą tai iš jo žodžių ir jo paaiškinimų gavosi, kad žmogus yra sudarytas iš 4 kvadratų. Ir kvadratai sulenkiant juos pasidaro kubas. Kryžius yra žmogaus plokštuminė projekcija, plokštuminė. Bet jeigu imi ir lankstai, jis natūraliai tampa kubu. Ir įsivaizduojate, gaunasi tada vidinis dvasinis žmogaus centras uždarytas į viduje. Iš lauko pusės matai žmogaus negatyvą, kiekvienos dalies negatyvą. Ir kitose parodose jie eksponuodavo kaip kubą, bet kai negali visą laiką demonstruoti, kad būtų patogu ir vienas variantas, ir kitas variantas. Taip pat šiame pirmą kartą eksponuoju būtent kryžiaus formą plokštuminį jo. Ir dabar žmogaus teisė būt savyje ir užsirakinti. Jis turi teisę būti viduje. Jo siela, jie užsidaro. Jie nebūtina būti misionierium. Kiekvieną akimirką neturi skelbti. Tu turi teisę užsidaryti ir būti tarp savyje, augt savyje, mažėti savyje, gyventi dvasinį gyvenimą. Kubas yra, jis matomas, kubas yra jau, jis matomas ir patiriamas, apčiupinėjimas ir užima erdvę. Erdvė užima visai kitokią negu plokštuminė. Ir kaip skulptūra. Skulptūra gali, šalia stebėtojas gali gyventi. Ta tūrį, tą gali patirti kaip kūrėjas. Gali paeiti kitų rakursų, matyti kaip skulptūrą, tą kubą. Bet čia pateikiamas yra vizualinis plokštuminis toks projekcija, kuriame matai žmogaus tą tarsi anatominį paveikslą ir su užuomina, kad jis turi galimybę tapti kubu. Tai žmogus, ir tai yra labai pabrėžiama, labai ryškiai šiai projekcijai matoma, kad iš ko žmogus sudarytas. Be galo įdomi teorija ir bandžiau taip. Seną metalą panaudojimas, sąnariai ir būtent žmogaus kaip tokio eksponavimas. Tas variantas nėra, aš nežinau, kad būtų buvęs padarytas, taip realizuotas kaip meno kūrinys. Bet čia nežinau, kaip tai galima pasakyti, ar tai meno kūrinys, tai aš tai skaitau daugiau kaip iliustracija. Mikaelio Ivankovo mokytojo, prancūzų išminčiaus, šiaip tautybė bulgaras, bet gyvenęs Prancūzijoje. Ir jis man asmeniškai daug padėjo tose klausimuose, kur pas kitus filosofus neradau išeities. Jis paaiškina aiškiai ir pakankamai objektyviai, suvokiamai, paprastai ir svariai.